numesi svorį, jeigu darysi šitą vieną dalyką. Tai sukursi kalorijų deficitą. Dabar kaip turi sukurti kalorijų deficitą? Tai kalorijų deficitą turi apsiskaičiuoti pagal kalorijų skaičiuoklę. Į kalorijų skaičiuoklę turi suvesti savo amžių, ūgį, aktyvumą ir tada automatiškai kalorijų skaičiuoklė paskaičiuos, kiek kalorijų turi surinkti per dieną. Tada automatiškai iš savo suvalgomo maisto turi gauti mažiau kalorijų, negu tau reikia tavo svorio palaikymui. Ir tada nuo kalorijų deficito kiekio priklauso, kaip greitai numesi svorio. Tai jeigu sukursi per savaitę 1000 kalorijų deficitą, numesi per savaitę apie 1 kg. Jeigu sukursi 500 kalorijų deficitą, numesi 500 gramų ir taip toliau. Tai šitas veikia visiems. Jeigu nesukurite kalorijų deficito, svoris niekaip nekris. Tai jeigu norite gerų rezultatų, sukurkite kalorijų deficitą. Bet sukurkite jį protingai. Nesukurkite iš pradžių per didelio kalorijų deficito ir valgykite pakankamai subalansuotą maistą tam, kad svorio metimas nebūtų toks sunkus. Tai tiek šitą kartą.